Mūsų tikslas, kad mūsų taksi būtų kaip modelis, kaip turi atrodyti ir veikti sąžininga, skaidri ir mokesčius mokanti įmonė. Ir tada bus labai lengva palyginti, kas rinkoje yra nelegalus, o kas yra legalus, kad nereikėtų policijai arba mokesčių inspekcijai imtis tokių priemonių, kurių ėmėsi prieš keletą dienų. Taigi, sakyčiau, tai būtų garantas priežiūros, realios priežiūros, kad visi veiktų pagal įstatymus ir kad Vilniuje būtų vietos tik tai legaliai veikiančiams taksi įmonėms. Taigi, nuo šiandien mes jau galime išdavinėti leidimus ir visi nuėjo dabar iš karto į apačią pasimti visą sąrašą dokumentų, kuriuose turėtų pristatyti pagal įstatymus, kad galėtų gauti veiklos leidimą. Atitinkamai šalia apkalbėjome dėl centralizuotos skambučių dispečerinės įsteigimo ir ką tik baigėm pokalbį susisiekimo paslaugomis, kurios turėtų artimiausiu metu organizuoti ir įsteigti centralizuotą skambučių centrą, tam, kad galėtų vairuotojai sudaryti sutartis ir priimti iškvietimus telefonu. Netgi kilo įdomi mintis, kad galėtų būti tie, kurie jungiasi prie šito Vilniaus miesto savivaldybės skambučių centro, turėti vienodą kainodarą, tai yra, kad būtų tarifai vienodi. Taigi būtų ir skaidrumas, ir taip pat ir klientams patogiau, ir aišku, ir mums galimybė kontroliuoti, kad paslaugos kokybė būtų gera. Kalbėjom ir apie naują savivaldybės įmonę steigiamą, taip gavome labai gerų patarimų, tikrai manau, kad pasinaudosim ir ne vienas iš tų žmonių, kurie šiandien buvo čia, prisidės ir prie savivaldybės steigiamos taksi kompanijos.